bažnyčia ir kalnai, o šiandien kita pusė. Mes statydavomės mašiną tenai ir tik baigę kelionės maršrutą gale eidavom pagrindinę gatvę, o dabar aš galvoju šitą juodą darbą atliksiu iš pat pradžių ir man daugiau nebereikės jaudintis, kad manęs nenutrenktų kokią mašiną. Užsidėjau liemenę, kad atkreipčiau vairuotojų dėmesį, bet šiaip ant nugaros aš užsidėjau kuprinę, nelabai jie mane matys. Bet čia mašinų nedaug ir aš pasitrauksiu iš šoną. Tai vat, apsirengiu tokius batus, kojines susimoviau iki kelių. Ir va, kokia mano apranga, kojines kokios. Vili, jeigu tu mane žiūri, ačiū už kojines. Nes aš visada iš tos vietos parsinešu erkių. Ir ištraukiu ne vieną ir ne du. Gali krūvą su mumis žmonių, bet aš būsiu vienintelė, kuriai seks erkės. Skaičiau, kad šis ruduo Airijai įeis į rekordus kaip vienas karščiausių rudenų. Nes tikrai aš neprisimenu. Net taip ir nebuvo tokio gražaus rudens, kurį matėt pakeliui, kai jūs čia vežiau. Dabar eisim kartu į kalnus. Pasitraukiu šoną, einant gatvę nekalbėsiu. Žmonės pamatė mane pristabdo iš tikrųjų. Ir net pakelia ranką, padėkoja, kad aš pasitraukiu. Ir baigėsi baisioji atkarpa kelio. Dabar aš jau miške. Noriu įtikinau jūs, kad čia gražu. Bet dar ne pabaiga. Einam toliau. O šilta. Aš nežinau, gal net vasarą taip nebūna. Kaip dabar. Smagumėlis, gražumėlis. Apšvies dabar saulė mano veidą. Pasimatys visas mano raukšlės. Bet kas jums pasakė, kad mano raukšlės, mano turtas? Einu, turėjau laisvą dieną tokią, be reikalų. Ir pažiūrėjau prognozę, žiūriu, kad bus 13 šilumos, be lietaus. Ir galvoju, nusiruošiu. Vienai nelabai sunku, kas čia mane ims. Dar nesutikau nei vieno žmogaus. Ir iš tikrųjų, kaip aš tos kalnus pamilau. Aišku, apie skaudžius dalykus nekalbėsiu, bet taip patetiškai, kad jie mane ir išgelbė iš tikrųjų. Stipresniai būtų. Padėjo kalnai ir ilgų atstumų vaikščiojimas. Ir aš dabar kilsiu į šitą pusę tenai. Eisiu mišku. Į viršų šermukšnių daug. Čia gal ne šermukšnis, čia tas kadagio uogos, kur kalėdoms puošia namus. Tuoj prieisim arčiau ir aš jums parodysiu. Žiūrėkit, va kadagys su uogo. Ir va ką priejau. Seno namo likučius. Įdomu, kada jis pastatytas. Va, arčiau iš ko pastatyta. Akmuo. Ir grybai. Turbūt šitie nevalgo. Ir va, kokie grožiai atsivirė. Girdisi kažkur toli važiuoja mašinas. Ir upeliai bėga. Ne vienas ir ne du. Tai tikrai relaksinė muzika.
Ar galima perduoti kvapą per telefoną? Ar yra jau tokie telefonai? Kvapas tai labai skanus. Tokių drėgnų lapų labai primena Lietuvą. Labai. Pavargot? Dar ne viskas. Dar yra kur lipti, bet nebedaug. Tiesiai saulė lipa. Dar nei vieno žmogaus nesutikau. Šiaip tai mašinų, kai palikau savo mašiną, stovėjo. O, slidu. Nežinau, kaip aš čia perlipsiu. Nes ar batai slidus, ar akmenys slidus. Bet čia yra slidu. Ir aš vos neįsidrėbiau. O svarbiausia, tai čia yra ir tiltelis. Ir mes jau netoli kelionės taško. Tylu, ramu, nors netoli kelias. Nesigirdi net mašinų važiavimo, nes jos paprasčiausiai nevažiuoja. Ar pavargot labai? Ar labai pavargot? Verta buvo su manim keliauti. Žinau, tai aš tikrai pasakysiu jums ačiū. Jeigu ne video, tai aš nežinau, ar aš būčiau ėjus. Tikrai nežinau. Šiandien ar būčiau ėjus. Bet galvoju, jeigu yra ką parodyti, oras gražus, kodėl neišėjus ir dar tokia gera kompanija. Dabar paskutinis taškas, didžiausias krioklys. To kelio atkarpoj. Nebetoli. Girdisi garsas. Apžiūrėsim krioklį. Ir atsisveikinsim. Ir atėjom prie krioklio. Tikrai ne prie krioklio, o prie krioklio upelis. Ir priėjom kelionės tašką. Va aplinkui, kur pasistačiau mašiną. Iš ten aš ir atėjau. Žmonių, kad prigužėjo daugybė. Pilna aikštelė.